prieš dar tą žodį dalį norėčiau, kad atsiverstumėm Efeziečiams laišką 6 skyrių, mes meldėmės, bet tokį mintį turiu, kad mes sakom paraginimą pakartoti to maldą. Galbūt 2 kartus perskaitys, 1 kartą perskaitys tiesiog, kad priminti, o 2 kartą tiesiog pasimelsim pagal šitą veitą. Efeziečiams laiškas 6 skyrius nuo 10 eilutės. Pagaliau būkite tvirti viešpatį ir jo galybės jėga. Efeziečiams 6 laiškas, 6 skyrius 10 eilutė. Jo galybės jėga. Galbūt jūsų biškai toks yra vertėms, tiesiog žiūrėkit savo vertėm. 11 eilutė sako, apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėt išsilaikyti prieš velnio klastas. Matot, mes dabar esam tokio ir politinio situacijoje. Žinom, kas įvyka Kryme, kas įvyka Ukraino, kas gal įvykti, sakykime, galimai. Aš nesakau, nesu politikas Lietuvo arba Baltija. Ir daugelis gynybos ekspertų tiesiog sako, gal NATO ir atvažiaus, padėti. Bet kol atvažiaus, atės pagalba, kur jūs veiksit? Ar pirštus. Tai nėra taip, kad mes sakysim, NATO fast ten. O kur jūs Lietuvė darys? Tai lygiai tas pats yra, aš manau, ir dvasiniai prasme, mes pasikliaunam Dievu. Bet jis savo žodžiu sako, apsiginkluokit visais Dievo ginklais, kad galėtumėt išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes turim suprasti vieną paprastą dalyką. Tiek fiziniam pasaulyje kars, tiek to labiau dvasinė pasaulio kars niekada neprasideda pagal taisyklės, niekada nėra švaria, niekada nėra be provokacijų. Niekada nėra taip, kad viskas, kažkas labai geras, kažkas labai blogas, ten kažkas įvyka. Vis laiką tai yra nešvarus dalykas. Velnius vis laiką renk klastas. Melagis, vagis, klastūns ir žudiks. Išlaikyti prieš velnio klastas. Ir mes dabar turim suprasti, kad grūmėmės ne su krauju ir kūnu, ne visų pirma su savo artimu žmogum, su savo žmona, vyru, su savo vaka, su savo giminaičias, bendradarbės ar su dar kažkuom. Tai mes grūmėmės su kunigaikštysėmis, valdžiomis bei šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Tos dvasinė blogis aukštumose, jūs žino tave, jūs žino tavo tėvą, tavo motiną, tavo senelį, jūs žino visas kartas iki tol, kol tu atėjai. Ir žino visus silpnas veitas, žino visus stiprus veitas. Bet ko on sakė Evangelijai, ir tai jau kartuoju 3 kartą, tas, kuris yra su mumis ir už mumis yra stipresnis už tą, kuris visą tai žino. Bet mes turim žinoti, kad mes nekovojam su kūnu ir krauju visų pirma. Ir turim pasipriešinti. Ir vienas dalykas, kad nekovojam su kūnu su krauju, man padeda nukreipti mano tiesioginį žvilgsnį nuo tam tikro žmogaus ir sakyti, Dieve, aš kreipiu tave ir aš kreipiu tavo apsaugą. Todėl, vėl 2 kartą pakarto, todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad piktą dieną, kad galėtumėm piktą dieną pasipriešinti ir visą nugalėjus laikyti. Dabar kokia tai yra piktą diena? Mes labai gerą darom ir mes liūdėjom apie ženklus, apie stebuklus, apie išgydymus, apie aplonkumus. Bet piktas dienas yra tokias, ne tai, kad nuobodi diena ir nevyks stebuklų ir ženklų, bet kad tu žinai, kad tau gyvybiška svarbu yra ženklus ir stebuklus ir išgydymus ir tas dalykas nevyksta. Ir to nėra. Ir mes būtumėm melagiai, jeigu sakytumėm, kad tokių dienų mūsų gyvenime nėra. Yra, tos dienas yra, realybė yra tokia. Ir žodis vėl aiškiai sako, kad ton piktą dieną, kad galėtumėt piktą dieną. Pirmas dalykas - pasipriešinti. Rezistencijai. Ne vyru užūžti galvą, ne savai galbūt, ne kažkam kitam. Bet supras, pasipriešinti, kokia yra tavo ir mano pozicija. Ton diena. Aišku, gal sakyti, tu ką, pasipriešinti nori? Bet pats pasipriešinimo faktas yra labai reikšmingas. Ir labai reikšmingas tiek fiziniam pasauliui, tiek dvasiniam pasauliui. Nes pasipriešinimas tam tikrims dalykams parodo tavo ir poziciją. Tavo ir mano poziciją. Mes galim daug kalbėti, bet jeigu aš padarau žingsnį,
Jeigu aš padarau tam tikrą dalyką, vadins tas tikėjimas, tas žodis, kuris yra mano širdį, mano lūpom, jis tam kūnu. Tai reiškia, pirmas etapas tai yra pasipriešinti, toliau nugalėti, toliau išsilaikyti. Kartas didžiulė mūšė vyks ne dėl to, kad labai gerai Nijaulis sakė, kad iš tikrųjų kažkom paimti naują ir tai turim paimti naują ir Dievas daug naujus dalykus ir mes norim tų naujų dalykų. Bet kad išsilaikyti, kad atstovėti, kad tiesiog išlaikyti tai, kas jau yra, tai, ko Dievas davė, tai, kas yra suteikta. Mes irgi atsibudom 24 metų, hoba, mes galim prarasti savo laisvę, kad ir teoriškai. Pala, tai čia mes jau ne automatiškai? Ne. Labai aiškiai pasakė, jeigu toks referendums įvyktų šitoje šalyje, mes jaustume humanitarinę pareigą ir brolišką pareigą apginti jūsų teisę. Ir viskas. Ir po Lietuvos, ir po Latvijos, ar po dar kažkos. Ir aš nedemonizuoju rusų, aš tiesiog naudoju tai kaip pavyzdį. Kaip pavyzdį. Tik kaip pavyzdį. Čia ne politiniai valandėliai. Bet iš tikrųjų tada tu suvoki, kad tam tikrus dalykus išlaikyti reikia pat kovos. Liuliuja. Vien žmogus šiandien mums paklaus, kuom tu suprata per 20 metų savo vedybinį gyvenimą. Vienu sakiniu. Bet aš tą sakinį pasakiau. Ir aš dabar šiandien, jeigu te pasakytų, aš supratau vieną dalyką. Tu niekada negali pasakyti jau. Tik pasakyk jau ir bus jau. Ir aš supratau, kad vieną dalyką, ir bet kokias rytį, tu niekada negali sustoti. Jau mūsų santykiai, jau mūsų vaka, ir prasidės. Amžina kūryba. Išlaikyti, išstovėti. Ir geras, ir blogas laikas. Visi mes verkam, žliumbam apie ceremonijas, vestuvių ceremonijas, ar ne? Bet kas tai yra vestuvių ceremonija? Jeigu žinot, ton priesaika, kuri daug jaunasis ir jaunoji, jis sakė, ir geras laikas, ir blogas laikas, ir skurdi, ir turti, ir lygu, ir sveikatu. Kas? Būsam veina. Kuria prasme tas yra bažnyčia ir bendruomenė? Mes turim vystyti tokią kultūrą, kad visą laiką. Kada gera, tai šeima. Kada bloga, tai jau ne. Tai jau mes tai pamokinsim, pabarsim. Ne, tai šeima ir visą laiką. Visą laiką ir šeima. Ar tu toks ar anoks, jeigu tu esi šeimo, tu esi šeimo. Grįžtu dabar prie to teksto, galėčiau melstis. Todėl sako, stovėkite susijuosęs, trėnas kuo. Visų pirma, mes prasidėt nuo tiesos. Kas yra tiesa, kokia yra realybė. Toliau apsivilkime teisumo šarvais. Velnias atakonis, smaigstais, bada, dar kažkom, bet mes turim apsivilkti Dievo teisumą. Kad Dievas, ne mes patys esam geri iš savęs. Jis visų pirma atleido mūsų nuodėmes. Toliau apsiaukėm kojas ryžtų skleisti taikos evangeliją. Kas liečia tai vidiniam gyvenim, tai yra ramybė, ramybės bata. Ramybė. Visais atvejais pasimkime tikėjimo skydą, tikėjimą, su kuriuo užgesinu visas ugningas piktos strėles. Tai būtent atakavimą. Ne šiaip strėlė, bet padegta, kuri skaud, kuri žeid, kuri primenta. Mes sakom, viešpatie, kur tu esi? O viešpats sako, o kur tavo skydas, kur tavo tikėjimas? Aš padedu, aš padėsiu, bet tu taip pat turi stovėti. Nes kada aš pakelu skydą, Dievas velnių tarsi sako, žiūrėk, jis pakėlė skydą, jis yra mano pusė. O kada aš nelaikau to skydą, velnias gal manipuliuotis, gal klastotis, žiūrėk, jis nesipriešina. Jam tikriausiai labai patinka, kaip jis gyventų spulius ir to nuodėmė. Bet mano pozicija turi būti išreikšta, tavo pozicija turi būti išreikšta. Pasiimkime ir išganimo šalmą. Išganimo, tai yra prons. Kad kas bebūtų, kur mes betėme, sunkiausia slėnė, juodžiausia naktį, aš ir tu esam išgelbėti. Jėzus jau pasakė atlikti.
Aleliuja. Ar išgydymą, ar neišgydymą, ar piktą, ar graži daina. Išganimo šalmas. Ne taip, kad nuneši. Neapžinau. Ir dvasios kalavija, tai yra Dievo žodį, tai yra Dievo žodį, tai yra Dievo žodį. Ir vėl, ne kad pasibarti viens su kitu, bet visų pirma, kad ginti, kad nustumti, kad pasipriešinti tą melų. Ir kiekvienu metu melskimės dvasią visokiojopomis maldomis ir prašymus. Kol jūs atsivertat Mato Evangelijos 5 skyrių, noriu pasakyti, kad šiandieną pamokslo atsinešiau ne tik Dievo žodį, ne tik konspektus, bet ir Lietuvos konstituciją. Taigi mes skaitysime Lietuvos konstituciją. Ir labai svarbu. Aleliuja, dėkoju už tavo žodį, už tavo Evangeliją. Šiandieną bus kaip įvadas, kaip įžanga į seriją, sakykime, ar pamokslo, ar žodžių pasidalinimų. Mes visi žinom, kad Mato Evangelijos 5 skyrius, 6 skyrius ir 7 skyrius vadinami yra kalno pamokslu. Kalno pamokslu. Dabar pats pavadinimas kalno pamokslus. Ir skaitau Mato Evangelijos 5 skyrių, 1 ir 2 eilutės. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną. Dėl to jis yra vadinamas kalno pamokslus. Labai įdomu, kad iš tikrųjų, kad tam tikri dalykai, kuriuos Dievas nori pasakyti arba perduoti mums, arba išreikšti, arba padaryti dėl mūsų, vyksta ant kalną. Žinom, kad ant Sinajaus kalną mes ir visa žemė gavo 10 Dievo įsakymų. Toliau, mes taip pat žinom, kad Getsemanė taip pat ant kalną Jėzus meldės. Taip pat mes žinom, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ant Golgotos kalno. Ir čia iš tikrųjų yra Galilėjų, yra kalnas. Ir galbūt tai jau simbolių kalba, kad iš tikrųjų, jeigu tu nori kažko tai išgirsti, suprasti iš Dievo, tu turi kartu su juo. Nesakau, kad Dievas tarsi sako, ateikite, jeigu sugebėsi, ateis. Bet iš jo malonės tu lipi ant kalną, kur iš tikrųjų Dievas, kaip su Moze, ar ne, Moze 2 kartus tai darė, nes žydai pradžių neišlaikė. Ir Moze neatlaikė, neturi kantrybės, bet tai nebuvo nuodėmė, tiesiog ta nuodėmė, kuri padarė tautą, buvo tik didžiulį, kad jis suskaldė tas plokštis ir jis lipo 2 kartą. Iš Dievo malonės tu turi pakelti, tu turi užlėpti. Kada mes atvažiuojam į bažnyčią, mes kuria prasme irgi, nes bažnyčia irgi taip pat simboliškai yra vadinama Siono kalnu, ar ne? Mes užlipam, mes ateinam sekmadienį, mes ateinam tam tikrom dienom, mes ateinam tam tikras atvės. Mes užlipam ant to kalną, ne kad šitaip apsvaigti, nutrūkti nuo realybės, bet Dievas, kada mes užlipam ant to kalną, jis bendrauja, jis kalba su mumis. Nes jis mums nori padaryti tam tikrą įtaką. Jis supranta, kad mes patys užlėpti negaliam. Tam reikalinga didžiulį jo malonę. Didžiulį jo malonę. Didžiulį jo malonę. Toliau, kas dar iš tikrųjų tokį tarsi ir techninį dalyką, užlipo ant kalno ir atsisėdo. Ir mums patiko, kad vienas pamokslininkas pasakė, žinot, mes protestantai ir evangelikai, mes galim sakyti taip, mes gerbam Dievo žodį, mes mylam Dievo žodį, bet kartas mūsų santykis netgi bažnyčios yra matomas. Ir jis atsisėdo ir prie jo prisartino mokiniai. Ir žodis sakė, kad mokiniai prisartino ir mėnes prisartino, jie vis stovėjo. Ir atsivėręs lūpas Jėzus mokė. Bet koks buvo santykis? Dabar santykis ne į asmenį, ne į žmogų, ne į Dievą, bet santykis į jo žodį. Kaip mes esam pripratę klausyti Dievo žodį? Taip kaip dabar. Kaip tai buvo ant kalno, kur Jėzus kalbėjo kalno pamokslą. Ar nori pamatyti? Stokit visi. Stokit. Dabar aš jums pamokslausiu. Jėzus atsisėdo.
Ar supratot? Sėsk. Kokias naujoves. Ne aš, čia Jėzus. Bet santykis buvo toks. Ir šiandieną aš nesakau, tak aš tavo bažnyčio kėdžių nebliks, perkal kėdžių prisipirkau. Aš nesakau, kad čia mes kažkom keisam. Tiesiog tu pamasta, koks buvo santykis. Kad aš noriu gauti žodį iš Dievo. Koks mano santykis? O viešpatie, kalbėk man šiandieną. Dai, haba. Geresnį pamokslą. Iš Afrikos atvažiavo. Čia mums dabar skomės. Iš Izraelio atvažiavo. O, super. Netep, kad mūsų lietuvaičiai nuvėsim, tu kaip pridėsim. Halleluja! Perjungam kitą kanalą. O, čia gera pranaša. Super. O čia kaip meldas. O čia koks šlovė. Eik tu, koks šlovė. Santykis kitoks buvo. Jėzus sėdėjo ir kalbėjo visą kalną pamokslą. Jie stovėjo ir klausė. Kokiu tai bažnyčios pamatys? Kėdas per kėdas, šalta. Ir pamokslininkas, kunigėlis kažko tai norm. Palauk, tu išstovėk visą kalną pamokslą. Ar suprantat? Mes šį Dievo valią norim vykdyti. Bet koks mūsų santykis yra? Ir čia kalb mylintis Jėzus. Atsisėda, o jie paliks tavį. Kur tavo meilė viešpatie? Aleliuja. Taigi pradžiai. Taigi šiandieną bus tokia serija pamokslų, nežinau, kiek kam truks. Įvadinsės klausimą, ar nori būti laimingas. Šiandien yra, ar nori būti laimingas pradžia. Nes Dievas ir kalba apie tos dalykus. Ir visų pirma, pasižiūrėkim, kas įvyko Evangelijos iki to momento, kada Jėzus pradėjo kalbėti, jis pradėjo pamokslauti kalną pamokslą. Tai visų pirma, Mato Evangelijos 3 skyrių Jonas Krikštytojas darbavos. Aleliuja. Tyrus ir šaukiančių balsą, taisykit viešpačių kelią, ištiesykit jam takus. Per visą šalį nupravažiavo buldozeris. Atgailaukit. Mes galvojam, kad atgailauti tai vot. Žinokit, atgailauti yra didžiulį Dievo malonė. Tai reiškia, tu turi šansą. Tai reiškia, yra išeitis. Tai reiškia, diagnozė yra siaubinga, bet yra vaista pagydyti nuo tos ligos. Aleliuja. Nes jeigu Dievas nebesiuns savo tarnų ir tarnaičių ir Dievas nebesaka, atgailaukit, vadins viskas. Roškis, laidotuvė. Jūs bus gražus, mandagis, visi gražiatės apsirengin. Visi tik tas gerą kalbės apie tave. Laidotuvės. O kada tu girdi žodį, atgailaukit, vadins tu esi gyvas. Kada tu girdi žodį, priekaištus. Aš sakau, viešpatie, norėčiau kažkaip tai ramiau. Ir tada Dievas tai primena. Žinai, kur tu ramybė yra, kur apie tai vis tik ditarabus kalba. Palaukyk pas mus laiką, 2 nakts nelaik, 2 pors ne. Įsivaizduok, tu guli ir aplink save tik girdi, visi raud, visą tai sužavėti yra. Visą... Tu galvoji, kur vieną kartą aš buvau vertins. O kiek gilių atnešė. Jau moteris sakys, Nu ir mes džiaugsimės, ar ne? Nesidžiaugsim. Suvoksim. Aleliuja. Žinot, tada Dievas man primė. Žinot, sako, tavo tikslus gyvenimą. Jau kalba apie milijonierių mąstą. Tavo tikslus nėra vien laidotuvės. Tavo tikslus yra dangus. Šiandien kaip tai bebūtų tokia galbūt super dvasiška. Paklausomi, koks Edgarą, kaip tai žmogus paklaus, koks svarbiausias sakinys yra tavo šeimos gyvenime? Sakau, niekada nesustok. Niekada nesustok. Ir aš galvoju, aš tik galvėjęs, kur aš sustojau. Ypač geriausias momentas savo gyvenime. Nesustok. Pasidžiauk ir įdyk toliau.
Ir sakyk, kada išvykstam. Aleliuja. Ir jeigu žiūrint iš dvasinį gyvenimą, koks tavo didžiausias tikslas šito žemėje, aš sakau, viešpatie, pasiruošti dangų. Aleliuja. Tai mane veš. Aš už šios dangų. Aš supratau, joks kits motyvus negalės te pakeisti mums kaip asmenybės, kaip pasiruošėm sutikimo su Jėzumi, gyvai ir dangų. Nei išgydymą, nei turtą, visa tai yra, ačiū Dievui, visa tai bus pridėta. Bet aš galvoju ir mąstau, kad daina, aš turėsiu išėti ir nieką neįsinešti. Ir visa tai, kas bus manyje, netgi ne mano kūnį, ne mano širdį, ne mano šitam kūnį. Kaip aš turiu tai suspausti, kaip aš turiu tai sudėti iš Dievo malonės, sakau, viešpatie. Kokios tai turi būti kokybės? Kad turi praeiti mano sielą, mano kūno gindamybę ir atsistoti Dievo akivaizdu. Ir prisikelti, sakyti. Untuls atėjai. Jo, Edgaras, Haleliuja. Nu, mata koks yra. Kas ten atės? Ar kas nors iš to atės? Ar kas čia mano markeris atės? Ar mano mašina atės? Ar nieks netės? Tai kokios mums kokybės turi būti kasdieninis gyvenims, kad tai turėtų būti suspausta. Ir ten prisikėlė. Haleliuja. Man tai veš, čia aš biškai nukrypau. Taigi, Jonas Krikštytojas darbavos ir tai yra vilties evangelija. Atgailaukim, atsiverskim, yra šansus. Po to Jėzus jau pradėjo. Iš pradžio jis buvo pakrikštytas ir jo buvo Jono krikštas. Ir jis sakė, Jonas sakė, tu turėtum mane pakrikštyti, bet sakė, tegu viskas šį kartą tarp mūdien buvo atlikta taip, ką reikalavom teisoms. Tada Jėzus buvo gundoms. Dar atsigundė. Po to jis sugrįžo į Galilėją ir pradėjo skelbti evangeliją. Prisartina pirmieji mokiniai, jis pašaukė mokinius. Jėzus gydė ir štai jis kalne prie Galilėjos, jis sako, matydamas minias, jis užlipo į kalną, atsisėdo, prisartino mokiniais, atvėręs lūpas jos mokė. Ir iš Patarlių knygą aš šiandien dar kaip tik perskaičiau. Patarlių 6 skyrius galbūt perskaitysiu. Patarlių. Tuoj pasakysiu. 6 skyrius 23 eilutė. Juk įstatymas yra žiburys, mokymas šviesa, drausmės pamokymai gyvenimo kelias. Hoba. Ar jums patinka drausmės pamokymai? Drausminiai pamokymai? Ne. Ir užrašyta gyvenimo kelias. Suprantat? Ženklą. Gyvenimo kelias. Jau žmon šypsos. Aleliuja, žmon, kad ir vat šalia žmogus kažkas tai pamoka. O tu gali nuvažiuoti, pjauni teisę ir saka, mon jūra iki kelių. Ne. Drausmės pamokymai, gyvenimo kelias, mokymas šviesa, įsakymas žiburys. Tai dabar būt pasiklausykit, kaip mūsų maldas skom Viešpatie, te tavo šviesa šviečia, vesk mumis gyvenimo keliu, aleliuja, šviesk Jėzau, šviesk Jėzau, šviesk. O ką reiškia šviest? Tai reiškia mokink ir reiškia drausmink. Ir šviesa ten. Tai yra toks kelias. Šviesėjanti bažnyčia. O mes norim šviesos, bet be pamokymų, be drausmės, be tokių špilkų visokių. Tik šviesk, Jėzau, tik šviesk. O kada ten šviesi, tai apakė. Ir pasakė, pasitrauk šėtonė, arba pasitrauk žmoną, arba pasitrauk kažkam, tai kažkam pasitrauk. Atanki. Jėzus pradeda pamokslą. Dabar, jeigu kalbėti iš tikrųjų, kas yra pagrindinė tema, 5, 6, 7 skyrius, vis dėlto mes galite jūs perskaityti. Ir aš pacitausiu tiesiog keletą rašto vietų, Mato Evangelis, 5 skyrius, 3 eilutė sako, ir jų yra Dievo karalystė, Mato 5:10. Ir jų yra Dievo karalystė, Mato 5:19. Jis buvo
vadinamas mažiausiu Dievo karalystėje. Ir ta pati eilutė Mato 5:19. Jis bus didžiausiu vadinamas Dievo karalystėje, Mato 5:20. Ir jis įeis pro vartus į Dievo karalystę ir Mato 6:10. Ir Tėve mūsų malda, tegu ateinie tavo karalystė, Mato 6:33. Svarbiausia, pirmiausia, ieškokit Dievo karalystės. Ir Mato 7:21 sako, jeigu iš tikrųjų įeisit į Dievo karalystę. Ir visam 5, 6, 7 skyrius kalba apie Dievo karalystę. Apie jo tos karalystės gyvenimą, konstituciją, tvarką ir taip toliau. Dabar, jeigu tai yra karalystė, mums reikia išsiaiškinti, kas yra karalius. Mes žinom, kas yra karalius. Ar ne? Taip. Dabar mes turim suprasti, kad tai yra karalystė. Ir Lietuvos konstitucija sako, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos prezidentas, vyriausybė, teismas, valdžios galės riboja konstitucija, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms ir jos yra dabar neskaityskit renkamos. Mes esam kitokių santvarkų. Dvasinė pusė. Tai yra kas? Tai yra karalystė. Ne mes karalius rinkom, ne mes už jį balsuojam. Ir ką bebūtų mums fantastinė mūsų šlovinimą, susirinkimą, tai nėra mūsų balsų rinkėjimas už savo karalių. Tai jis yra karalius. Karalystė. Monarchija. Aleliuja. Dabar kits labai svarbus dalyks, kad toliau Mato Evangelijoje nuo 5 skyriaus, nuo 3 iki 12 eilutės, Jėzus kalba apie tai, kas yra šitos karalystės piliečiai. Ir mes toliau kalbėsim. Kaip tie piliečiai tor atrodyti? Kokie nei tor būti? Nuo Mato 3, 5 skyriaus 3 iki 12 eilutės. Toliau, jeigu jie piliečiai, kokie palaiminimą arba ne tokie religinį kalbą, kalbam, kokias privilegijas būti Dievo karalystės piliečių. Lietuvos piliečių, Jungtinių Amerikos valstijų piliečių, Antarktidas piliečių. Žodžiu, jeigu aš esu to karalystė, kas man iš to? Toliau taip pat yra kalbama, jau čia yra Mato Evangelijos 5 skyrius, nuo 13 iki 16 eilutės, kalb apie mūsų santykį su išorė. Jeigu mes esam tos valstybės piliečiai, mes turim tam tikras privilegijas, tam tikrus dalykus. Dabar koks yra mūsų santykis su užsieniu? Tai visų pirma, užsieniu mes esam druska. Ne nafta, ne dujas, ne deimanta. Druska. Druska. Toliau. Su visu nuolankumu ir jokios dalies išdidumo užsieniu mes esam taip pat šviesa. Tai yra Mato Evangelijai 5 skyrius nuo 13 iki 16. Mes apie tai skaitysim. Čia mes esam. Čia mes kaip turim būti užsieniu. Kur mes turim įsiskirti? Ai, vo tai iš tos karalystės, iš tos valstybės. Ai, vo tai vis laiką apie droską ir vis laiką apie šviesą. Tai yra mūsų savybės. Kur mes bebūtumėm, ką mes bedarytumėm, kaip mes besiverstumėm, mes turim sūdyti ir mes turim šveisti. Aleliuja. Pasižiūrėkime, ar taip ir iš tikrųjų. Dabar, kadangi aš jau ir ką pristačiau, iš tikrųjų atsinešiau šiandieną konstitucijai Lietuvos, čia yra jau sens leidėms, toks pigiai išleis, dabar galbūt kažkokių dalinių pataisimų yra, bet tai labai nedaug yra. Iš tikrųjų labai daug reikia padaryti, jeigu nori pakeisti šitą Lietuvos įstatymą.
daug tur Seimo narių, ten balsuotų, daug tur svarstymų, turbūt referendumą, žinau, tas kur bus referendumas dėl žemės, tai būtent bus keičiama konstitucija. Toks dalykas yra. Daugelis iš tikrųjų Dievo vyrų ir moterų, teologų, Dievo žmonių sutinka, kad kalną pamokslus tai yra Dievo karalystės konstitucija. Konstitucija. Kaip mes turim gyventi, kas mes esam, kas mums iš to, kaip mes atrodom užsienyje. Ir kuria prasme tai yra kaip ir įstatymas. Dabar iš tikrųjų mes gyvenam Naujajam testamente ir Jėzus atėjo įvykdyti įstatymą. Ir mes turim malonę. Bet mes turim suprasti to malonę. Ir be įstatymo tos malonės nesuprantam. Todėl nuo 5 skyriaus Mato Evangelijos 17 iki 20 eilutės Jėzus sako, kad nemanykite, kad aš atėjau panaikinti įstatymą ar pranašų. Aš nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Taigi Jėzus atėjo į tavo ir mano gyvenimą. Ne todėl, kad lengvesnėm sąlygom kažkom padaryti, bet sako, aš noriu įvykdyti šitą įstatymą. Mes sudarėm su tų dalykų, kad jau po Mozės iki Jėzaus kartas nesugebėjai pakelti šitą įstatymą. Ir Jėzus atėjo mums padėti jį vykdyti. Bet mes taip pat susidurėm su šitą krizę, kad mes negalim pakelti to įstatymą, mes esam per silpni. Dėl to iš tikrųjų mums reikalinga Golgotos auka. Mums reikalingas Jėzus. Bet neturėjom iliuzijų. Aš ne po įstatymo daryk, ko nori. Palauk, aš ne po įstatymo. Aš prieinu prie įstatymo ribos ir įstatymą sako, nemeluok. Ir aš susiduriu, kad visa mano esybė, visas mano įprotis šito situacijos būtų meluot. Ir aš meluoju, sakau, viešpatie atleis. Tada jie sakyt, halleluja, aš ne po įstatymo. Haba. Suprantat, tu ne po įstatymu, bet tu turi šito vieto atgailauti. Pirmas dalykas, tu turi atgailauti dėl to, ko padarė. Antras dalykas, šauktis Dievo malonės, kad daugiau šito vieto nebedarytum. Nes malonė tai nereiškia, kad tu esi atpalaiduojamas. Jėzus atėjo į tavo mano gyvenimą, kad įvykdyti įstatymą ir 20 eilutė sako, kad taigi sakau jums, jeigu teisumo arba įstatymų neviršytis rašto ir aiškintų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Mes po malonę. Taip, malonė yra didžiulė, begalinė. Daugios reikalinga mums. Bet mes malonę vertinam tik tada, kada mes susiduriam su įstatymu. Jeigu aš nesusiduriu su įstatymu, man ir ta malonė pasidaro tokį pigį, tokį nuvalkit. Ties myl, ties kailas, ties dar kažko. Palauk. Tu pažeidinėjai kiekvieną punktą. Bet tu turi realiai tai suvokti. Ir po to tu gali priimti, sakai, viešpatie. Tu atėjai nepanaikinti įstatymą, jį vykdyti. Tu atėjai iš tikrųjų, kad aš viršyčiau net fariziejų ir sadukėjų. Viešpatie, aš esu blosu, bet per tavim, su tavim, tai gal įsigyventi mano gyvenime. Ir gal tapti kūnu. Ir galbūt iš melagį, iš paleistuvį, iš nesusivaldantį, iš paviduolios, iš nuoskaudų pilną žmogaus. Dievas gal padaryti tyrai švarų žmogų, pakeisti. Dabar žiūrėkit, kas eina toliau iš tikrųjų šito konstitucijom, kad visų pirma ji turi būti vykdoma ir mes turim viršyti tą seną konstituciją arba įstatymą, kuris buvo sename. Jokių šansų, tik per Jėzų. Dabar, jeigu te peržvelgti tai, kas yra svarbu, kasgi Dievu, aš turbūt paskaitysiu apie iš konstitucijos, kas Lietuvoje yra svarbu, bet čia Jėzus duoda konstitucijai svarbiausius punktus ir dalykus mūsų gyvenimo šito žemėje ir pasiruošimo amžinybei. Pagal ko mes turim gyventi? Tai visų pirma, jis kalba apie tai ir tokiam kaip kontrastą būdį, sako 21 eilutė. Mes dabar toks yra apžvelgiamasis pamokslas. Po to mes galbūt, kas sekmadienį žiūrėsime tam tikrus.
21 eilutė 5 skyrius sako, jūs esate girdėję, protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, ir vot čia kalna pamokslas, jūs esate girdėję, Sitonis statė, o aš jums sakau. Ir jūs, jeigu skaitysit, namos paskaitykit, vot ypač 5 skyrių, pamatysit, kad Jėzaus standartą yra aukštesnį. Ir nežinau, ar čia reikia šaukti aleliujai. Nes jau to 10 Dievo įsakymų standarto niekas negali pakelti. Jėzus atėjęs dar sako, o jūs esat girdėję, kad protėviams buvo pasakyti, nežudyk, kas nužudo, turės sakyti, o aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, jis prilygint pykti žudimui. Čia mažesnis standartas. Čia yra aukštesnis standartas. Čia yra aukštesnis. Ir vienas iš paprasčiausių dalykų, konstitucijų, viešpatie Dieve, apie ko dabar kalbame, mes kalbame apie tavo karalystę, apie svarbiausius dalykus. Ir Jėzus kalba apie žudimą ir pyktį. Tai ir Dievo labai svarbu. Toliau jis kalba nuo 21 eilutės iki 26 eilutės. Toliau, kas Dievo ir labai svarbu, čia yra konstitucijai. Dievo konstitucijai. Jis kalba nuo 27 iki 30 eilutės apie svetimavimą. Gal reikėtų apie tankus, apie patrankas, apie ekonomiką, apie verstą? Ne. Antro vietos svetimavimas. Jūs esat girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris gaidulingai žvelgia į moterį, taip toliau. Svarbiausias dalykas Dievo. Trečias dalykas, kas yra svarbiausia, nuo 31 iki 32 eilutės kalba apie skyrybas. Ketvirtas dalykas, kur Dievas toliau kalba, jis sako apie tai, kad sako, jūs esat girdėję, jog protėviams buvo pasakyti, nelaužyk priesaikos, bet ištiesėk. O aš jums sakau, iš vis neprisinėkit nei dangų, nesis ir taip toliau. Sako, nekalbėkit, negarantuokit, nepažadėkit greta. Tai yra Dievo labai svarbu. Toliau, nuo 38 eilutės jis kalba apie iš tikrųjų kerštą. Ir 43 eilutė, ką reik kalbėtis, ką reik bendrauti su priešus. Pyktis, svetimavėms, skyrybas, pažada, kerštas ir mylėti priešus. Tai yra svarbiausia Dievo dalyka. Svarbiausias mūsų reakcija, svarbiausia mūsų charakterio dalykai. Mums tai pritrenka. Ką tu, Dieve, galėjai ką nors biškai kurčiau? Čia kitokie būtinė dalyka. Kasdieninė dalyka. O Jėzus kalba su pirm šito veido. Ar suprantat? Ne apie bažnyčią, apie net dar kažko, tai ne apie misijas. Ne. Kalba pamokslo pradžią. Ir standartą aukštesnį. Vėlgi, kad suprastumėm, jeigu tada negali iš Dievo malonės padaryti, tai dabar tuo labiau mes nieko negalėsim. Toliau, žiūrėkit, čia skyrius, apie ką jis kalba. Jis kalba apie mūsų santykius su Dievu. Apie mūsų santykius su Dievu. Jis kalba apie, sakykime, kur Nijolė kalbėjo apie tai, apie gerus darbus, apie labdarą, apie, kad iš tikrųjų, kad tai yra svarbiau netgi negu malda. Toliau 6 skyriaus, 5 eilutės, jis kalba apie santykius jau tikslę su Dievu, tai yra tikroji malda. Tai yra labai svarbu. Toliau nuo 16 eilutės 6 skyriaus kalba apie pasniką. Vėlgi santykis su Dievas, pasniks. Toliau, santykis su Dievu mes turim suprasti, jeigu kon Nijolė kalbėjo, kas yra mūsų tikrasis lobis, kas yra mūsų tikrieji turta. Kad ar iš tikrųjų materializmus tai yra svarbiausias dalykas mūsų gyvenime. Tas yra labai svarbus dalykas iš tikrųjų. Bet šitos materijos pagalba mes turim nusipirkti amžinybę. Kaip mums tos materijos reikės, aš negaliu jums pasakyti, bet mes turime įsigyti amžinybę. Iškokit, sako, šitos mamonos pagalba, tai ant viršų, kad galėtume turėti draugų.
Tai Edgarai, ar pinigai yra svarbus dalykas krikščionių gyvenime? Žiauriai. Žiauriai. Nes aš suprantu, tik aš turiu pasikeisti, tik aš turiu, nežinau, kuria prasme, ir kaip milijonierius, ir tas, kuris vykdo Dievą, te pasikeisti, kad neprarasčiau amžinybės, kad laimėčiau amžinybę. Ir Jėzus kalba tos dalykus, tikrasis lobis toliau, kaip iš tikrųjų Dievas ir mamona, tai dalyką. Toliau, nuo 25 eilutės iki 34 eilutės jis sako apie tai, kad nesirūpinti. Kaip pasirūpinti daugiau nesirūpinant. Haleliuja. Ir mes čia mokomės ne kažkokį tai šeimininko ar šeimininkės vadovėlį, žinot, ūkininkų šeimininkė, kažkoks laikraštis. Mes skaitom Dievo konstituciją. Dievo tai yra svarbiausia dalyka. Netgi ne Ukrainos karas, netgi ne Romos imperija. Jam yra svarbu, kad tu nesirūpint. Bus tų karų ir imperijų ir visko dar bus. Bet svarbiausia, kad išmokti pasitikėti juo ir nebūti bambais. Mes sakom, čia kara, tai dar kažkas. Biržas krem, doleris kels, euras krem, Bus tų dar eurų, mes dar nežinom, kokių dar valiutų bus. Bet tai dalykai nesikeitė. Jam tai yra svarbu. Toliau, matot, 6 skyriui mes galime, kuria prasme suskirstyti teologišką, kad tai yra skyrius apie santykius, mūsų santykius su Dievu. 7 yra skyrius mūsų santykiai su savim ir su kitas žmonėmis. Ir 7 skyrių Jėzus pradeda nuo to, kad sako, neteiskite kitų. Neteiskite kitų. Toliau, melskimės viens už kitą. Klauskim, iškokim, belskim. Ir Dievo, ir viens kitam. Ačiū Dievu žmonės žmogui. Aš žinau, kiek kartmarį. Padarys. Darys. Paskui man jau sako, aš jau 2 metų laiką, aš tau jau 20 metų. Vis bel, aš sakau, ačiū tau, Dieve. Kad tu naudoji tom principą. Kad naudojam tom principą. Aišku, mes galim sakyti, wow, bet tu turėtum iškart. Nu žinau, kad turėčiau, taip turėčiau. Bet kažkodėl neturėčiau. Ir neteisinu savęs. Ir galvoju, ačiū Dievui už ištvermingą maldą. Toliau aukso taisyklė. 12 eilutė sako, vėl santykiai tarpusavį. Taip ir visa, ko norit, kad jums darytų žmonėms ir jūs patys jiems darykite. Vo kur auksus. Kur viešpats tau lobius pažadėjai. Milijoną čia yra. Milijardą brangėja. Vo čia mes galim tapti milijardierės. Multimiliardierės. Ką? Kad jums darytume, kad ir visa, ko norite, kad jums darytų žmonės ir jūs patys jiems darykite. Kiek nori būti šito vietų milijardierės? Ne, aš 4 milijardų noriu. Ir aš pasakau, čia turta yra. Almaz ar deimantą. Tu čia, ne veltui sakiau, kad Jėzus vis tiek žydėlis yra. Ants kažką, čia jau ką, šau. Auksinė taisyklė, žodžiu, ir toliau, iš tikrųjų, ir toliau, tikrą dalyką. Ir kalb apie karalystės, sakykime, procesą. Tai yra 7 skyrius, mes apie tai kalbėsim. Kad mes einam į Dievo karalystę. Nuo 7 skyriaus 13 eilutės iki 14 sako, kaip yra pradžia, įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį. Ir daug jų einančių. Taigi karalystė prasideda. Vis dėlto, ne todėl, kad tu, wow, įtikėję, wow, kokia konferencija, wow, ką visi plo. Karalystė prasideda, kada varta susiaurė. Ir ten pasirinkims, ar tu bėsi po tos vartus. Ir ten sako, karalystė. Saka, viešpatie, pasakyk šitam šetonu, kad pasitrauktų.
O ten sako, ten yra karalystė. Koks toliau yra procesas karalystės? Nuo 7 skyriaus 12, 15 ir 20 mes turime įsiaiškinti, kad ne kiekvienas, kuris šaukia viešpatį, viešpatį eis dangaus karalystė. Daug čia visokių reikalų yra. Daug čia visokių dalykų. Ir galiausia, kaip karalystė baigas. Baigas tu, kad Jėzus sako, prapliupo liūtis, iš Tvin-upės pakilo vėjas ir daužėsi tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes tas buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paigą žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis ir iš Tvin-upės ir pakilo vėjai. Ir daužėsi tą namą ir jis sugriuvo. O jo griuvimas buvo smarkus, reiškia, ne kalbėtoje, ne žodžiai, bet darytoje. Paveldė karalystę. Aleliuja. Aleliuja. Taigi, kai jūs apie jau dabar jau baisą žiūrit, aš dabar paskaitysiu iš Lietuvos konstitucijos. Konstitucijos pamokėjimus. Taigi, apie valdžią mes kalbėjom. Mums patinka 12. Jūs esat skaitę Lietuvos konstituciją? Gal jūs ne šios valstybės piliečiai esate? Gal koks bus referendums? Aš ten. Tai žiūrėkit, 12 straipsnis sako, Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant. Tas pats Dievo karalystė. Ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos dar pridėti. Nu dar kažkai, žinot, kaip dabar Tobijas ten čiuožia tą merginą, buvo graži Lietuva, beveik kaip lietuvaitis, blondinė, ta amerikietė ir Grybauskaitė suteikti. Nu tai, tai kiti būdai yra. Bet pagrindinis būdas ir kaip gimstant, kaip į Dievo karalystę ateini, gimsti. Aleliuja. Aleliuja. Toliau patikimo 19 straipsnis Lietuvos konstitucijos, aišku, jūs labai gerai jūs žinot ir naudojat kiekvieną dieną. Žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas. Taigi įstatymo pagrinds, šio įstatymo pagrinds, Dievo žodį pagrinds visų pirma saugoti tave. Aleliuja. Ir jeigu jūs saugiau klausite, taip išsigondint, čia kalna pamokslas, matau kokie kiti žodžiai. Tai visų pirma, mes vėl grįžtam prie to, kad tai yra saugot, kad apsaugot. Ir vėlgi, jeigu kalbant apie Lietuvos valstybę, ačiū Dievui, kad mūsų įstatymas saugo ir visą tą dalyką su abortas ir su visas kitas dalykas, tai 19 straipsnis įprašys. Skaitykiam konstitucijai. 25 straipsnis Lietuvos Respublikos konstitucijos sako, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Haleliuja. Mes čia ne Amerikos konstitucijų, čia Lietuvos konstitucija, kuri galioja plūgė 16 akimi. Mes turim teisę turėti savo įsitikinimus. Aš manau, kad tos malkas turi būti sudėtas tep, o ne tep. Tai parašyta. Tu turi teisę. Tu negali uždrausti savo žmoną sakyti, ne, brangioji, atleisk, o taip toliau. Ji turi teisę. Ji turi teisę pasakyti savo nuomonę ir sakyti, tiek malkas, o dabar tiek. Aleliuja. Turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Molčiai buvo. Konstitucijos pažeidėjimas. Dėl to yra sulaikomi kai kurie vyrai ir kai kiek moterų, kurie bado užčiaupti savo vyrus. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją be idėjas. 25 straipsnis. Jūs sektantai, jūs norite čia visus užskleisti, pasidalinti savo dėmesį. Plaktumėt, tai keiskit konstituciją. Laisvę reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama. Aleliuja. Visus dalykus, bažnyčių, visame kame, santykių, šeimo ir galbūt užteks paskau, aš jau įsivaizduoju, kaip jūs grįpsit parodo skaityti tos konstitucijai. Tik nepradėkit daugiau negu Dievo žodį. 26 straipsnis, kuris irgi mūsų labai svarbus yra. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą. Ir vienas ar su kitais privačiai ar viešai ją išpažinti. Aš skaitau ne mūsų bažnyčios įstatus, aš skaitau Lietuvos konstituciją. 26 straipsnis. Atlikinėti religinės apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo. O kur jūs ten veikia? Konstitucijai pildau. 26 straipsnį. Kodėl tu nepilda? Pildy konstituciją. Nu, jeigu esi kataliks ar pravoslavas, nu, tu pildyt konstituciją. Konstituciją parašyti. Praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo. Man dabar dar šaila, kur 20 metų čia atgars veikia. Niekas negali kito asmens versti, nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą. Sveika, priimkim to iš tikrųjų. Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip kaip tik įstatymų ir tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką. Dėl to naktį nesimelskim, nes matau žmonės čia irgi mėgti. Telkas dabar galbūt rengia. Žmonių sveikatą, jeigu negalisi miegoti. Ir dorovė. Taip pat ir kitas asmens pagrindinės teisės ir laisvės. Tėvai ir globėjai nevaržomai rūpinasi vaikų ir globotinių religinių ir dorovinių auklėjimų bei pagal savo įsitikinimus. Ir pabaigai galbūt perskaitys 28 skyrių. Šiaip yra skyrių nemažai, žinokit, yra Lietuvos ir 154 skyriai, čia kalbam tik pat šį pradžią. 28 skyrius. Įgyvendinamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Taigi, čia yra apie kalną pamokslą. Tai yra konstitucija. Aleliuja. Gerai, pabaiga. Atsiverskim Jono Evangeliją. Žiūrėsim, kaip Jono Evangelija atitinka Lietuvos konstitucijai. Ar Lietuvos konstitucija, tiksliau yra pasakyti, atitinka Jono Evangelijai. 3 skyrius. Nuo 1 eilutės. Buvo vienas fariziejus, vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėjo padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jeigu kas neatgims arba negims iš aukštybių, negalės regėti Dievo karalystės. Taigi ne tradicija, ne dar kažkokį dalyką, bet gimėms. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas, ar jis gali antrą kartą įeiti savo motinos išės ir vėl užgimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Aleliuja, pasimelskime.